Lapkričio 15 vakarą į Lieporių filialą rinkosi tautinės mažumos Šiauliuose sudarantys arba jas atstovaujantys bibliotekos lankytojai. Į kultūros vakarą Latviai šalia mūsų, skirtą Latvijos nepriklausomybės dienai paminėti, visus sukvietė šio filialo darbuotoja kraštotyrininkė Nijolė Petraitytė. Dar gerokai prieš kultūros vakaro pradžią daugelis renginio dalyvių susipažino su naujomis parodomis. Senoji Latvija, žymaus kolekcininko Petro Kaminsko atvirukų rinkinių ir Latvijai Šiaulių krašte. Renginį pradėjusi bibliotekininkė Nijolė Petraitytė trumpai papasakojo, kaip kilo idėja suorganizuoti šias parodas, o kartu ir tokį renginį. Žymus mūsų kolekcininkas Petras Kaminskas dviejose stenduose, kai paskui jūs nueisite, pasižiūrėsite į jaukų kampelį, eksponuoja senasias latviškas atvirutes. Atvirukus tiksliau, taisyklingai reikia taip sakyti. Tai bus ir senosios Rygos vaizdai su pačiom žymiausiam vietom, bet taip pat mums labai Lietuvai artimais miestais Liepoja, Natauja, Jelgava, na ir mažieji miesteliai Kuoknėse, Talsiai ir kiti. Jūs ten atkreipsite dėmesio. Na va, tai pradžia būtų tokia. Dar tiesa, labai norisi paminėti tokį vieną kitą sakinį apie prieškario šiauliečius latvius, kurios man tokios nuotrupos mozaikinės iškilo berengiant šitą mūsų šventę. Turbūt stambiausia figūra buvo Latvių konsulas Rudolfas Puikis. Figūra tai figūra, bet kas galit pasakyti apie jį? 20 metų dirbo konsulu Šiauliuose, Dvaro gatvėje. Ir klausiau akmeniškių, sako, kur konsulas? Nežinom. Tai, o pasirodo, jis gimęs yra Alkiškiuose, labai jau znaimioj vietoj Latviams. Na ir turbūt tėvelių kapai greičiausiai ten. Brolis buvęs caro armijos karininkas, jaunesnis pagal nuotrauką, jūs paskui ten nueisit pasižiūrėti į aną pusę iš interneto, aš iš Rygos interneto įsitraukiau tas nuotraukas. Tai va, pasirodo konsului kitą metą 120 metų būtų. Kitas žmogus, kurį galbūt reikėtų paminėti, tai Karlis Reisons. Tai yra Karolis Reisonas, kaip ir rygietis, kuris tikrai iš tiesų Lietuvos architektūros istorijoje didelį darbą nuveikė. Na, o Šiauliuose pabandykim rasti jo darbų. Kas pasakys? Reisonas. Nepriklausomybės. Taip, dar Sukilėlių kalnelis. Ir Karių kapuose pasirodo. Laiptų gali? Ne, čia jau per vėlu. Aušros muziejus buvo padarytas projektas, bet ne... Ai, muziejaus bibliotekos projektas, taip? Taip. Ir dar yra rašoma architekto straipsnėje, kad jis projektavo Frenkelio namus su teatru, taip. Vienos iš būdingiausių Latvių savybių – ramumas ir kantrybė. Tačiau tuo pat metu Latvis yra kupinas gyvenimo džiaugsmo, linksmas ir žinoma labai mėgsta dainuoti. Tam, kad šis bruožas neišnyktų, į bibliotekos salę padainuoti buvo pakviestos Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokyklos auklėtinės. Merginos vadovaujamos dainavimo mokytojos Beatos Smiltinikienės atliko latvių liaudies dainą Tek saulytė tecėdama. Ir vieno populiariausių Latvijos kompozitorių, pianisto Raimonds Pauls sukurtą lopšinę. Circinytis aizkrasnė, nas pusit matėja azoti, agnė prasina mazytis, skats, kad tur laukas vaiksnytis, skats, kad tur laukas vaiksnytis. Skats, kad tur lauka zvaigznytės. Laicitėm liekstinn špīradzinš, mums lok tur loga mēnestinš, tāds mēs balts apaš mēnestinš, tiks
idem nie spidvinš, tik spožicitem nie spidvinš, tik spožicitem nie spidvinš. Dainos gali daug papasakoti apie latvius, bet dar daugiau apie tautinės mažumas visko žino Šiauliuose gyvenantys ir dirbantys žmonės. Vienas tokių – kunigas, Šiaulių evangelikų liuteronų bažnyčios vedlys Romas Pukys. Esu kunigas Romas Pukys, lietuvis, ne latvis, gaila. Bet šiuo metu liuteronų bažnyčioje nėra turbūt Latvijos kunigo. Gaila, bet nėra jau. Kunigas Laiconas paskutinis iš keletą metų iškeliavo Napilin. Šiuo metu praktiškai lietuvių kunigai aptarnauja latviškas parapijas. Aš aptarnauju taip pat Joniškį, Radviliškį, Kelmę. Ir čia kaip pristatė ir sakė, kad Šiauliuose dauguma latvių lanko liuteronų bažnyčią. Tai truputį turėčiau pataisyti gal. Joniškį turbūt yra pagrindė visi liuteronai Latvijai bažnyčioje. Šiauliuose tai yra dalelė, nedaug Latvių bendruomeniai. Tiek Joniškį, tiek Radviliškį turbūt yra didžioji dalis parapiečių Latvijai. Kadangi Šiaulių kraštas yra arti turbūt pasienio, Latvijos pasienio, manyčiau, todėl gal čia Lietuvoje ir yra tie latviai liuteroniško tikėjimo. Nors ne visi turbūt, nes čia dauguma, jeigu esat Latvijai, iš jūsų nepažįstate, tai turbūt esat ne liuteronai. Bet tiek turbūt Joniški, tiek Radviliški, tiek Žeimelį, tiek Alkiškiuose yra Latvių bažnyčia arba lietuvių bažnyčia. Tai yra arba katalikų, arba liuteronų. Niekas nesako liuteronų bažnyčia, sako Latvių bažnyčia. Jaunai kartai sunku išlaikyti savo jau tolimas šaknis. Todėl bibliotekininkė Nijolė Petraitytė specialiai šiam vakarui 3 mažuosius šiauliečius pakvietė išmokti latviškų minklių, skaičiuoti mūsų brolių kalbą, na o kur dar skaičiuotės. Smagu buvo išgirsti mįslių spėjimus, ne vienam latviško kraujo turinčiam šiauliečiui teko gerokai pasukti galvas, netgi išsiversti lietuvių kalbą ir atspėti, kasgi už viso to slepiasi. Šįkart aš jums pasakysiu skaičiuoti. Akim, takim, dagurau, švy, šu, škeltu, lec, paduk, parpois. Na, ir dabar tu irgi skaičiuoti, žinai. Pukaus kazakys. Ne, pukans kazakis, taip reiktų sakyti. Pukaims kazakis, bet ne zakis. Peleks kazakis, bet ne zakis. Myks. Myks kazakis, bet ne zakis. Kas tas yra? Kas tas yra? Pukaims kazakis, bet ne zakis. Pūkuotas kaip zuikis, bet ne zuikis. Ne kiškis, taip? Toliau. Peleks kazakis, bet ne zakis. Pilkas, bet ne, irgi ne zuikis. Na, o myks tai minkštas kaip zuikis, bet ne zuikis. Tai kažkaip triušis. Į bibliotekos sceną apie savo vykdomą veiklą su latvių kraujo turinčiais lietuviais buvo pakviestos pasisakyti viešnios iš Joniškio. Pasisakymų buvo ir daugiau. Vieni renginio lankytojai papasakojo, kaip gyvendami netoli Latvijos sovietiniais metais ten keliaudavo užsidirbti ir apsipirkti. Kitigi prisiminė, kad jų giminaičiai yra kilę iš Latvijos. Rimti pasakojimai niekada negali liūdnai baigtis, todėl bibliotekininkė Nijolė Petraitytė visus susirinkusius pakvietė kartu sudainuoti 2 latviškas dainas. Zvejnė
Zelsus jūrų puošas meičia krastą želį raud. Bangas celes vetra plosas nebraus, jūra priesmes draud. Jūra mara hi hi hi, uišukala ha ha ha. Jūra krasų vėjį puš, priekos bedas pajet muš. Jūra krasų vėjį puš, priekos bedas pajet muš. Po tokio Latvijos nepriklausomybės dienos paminėjimo visi renginio lankytojai neišsiskirstė kas sau, o apžiūrinėjo parodas, kalbėjosi tarpusavyje, kas buvo nepažįstami, susipažino.